prasmingas susitikimas su ergoterapeute Raimonda Kavaliauskaite, išmokusią džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka ir besidalinančią su pacientais ne tik medicininėmis žiniomis ir praktika, bet ir savo pačios patirtimi ir atradimais. Laukia motyvuojanti ir įkvepianti pažintis su laimingu žmogumi, kaip sako pati Raimonda, kuriai džiaugsmą suteikia atrodytų visai paprasti dalykai. Iš tikrųjų, tai labai tokie paprasti dalykai ir aš galvoju, kad juos pradėjau vertinti tik tai po traumos, po visokių tokių įvykių, galbūt tai susiję kažkiek ir su darbu, kai matau, kaip keičiasi tie gyvenimai ir kaip paskui būna. Tai man gražu tie, nežinau, ta gamta rudenėjanti dabar, nors žiemos, pavyzdžiui, nemėgstu, bet, tarkim, ir tas pats snaigės ant stiklo gražu. Aš visada kažkaip tai pastebiu, nežinau, ir debesis, ir mano džiaugsmas, mano sielos gydytoja yra muzika. Nesu aš muzikali, bet, pavyzdžiui, man irgi labai daug tokio, net nežinau, ar džiaugsmo, ar laimės, ar tokio, bet kažkokio tokių dalykų gerų ir teigiamų suteikia ta pati muzika, knygų skaitimas. Tokie labai paprasti dalykai, vertinu tą kiekvieną susitikimą su draugu, su grįžimą namo, tokie, kur anksčiau net negalvočiau, darai automatiškai, nes taip įprasta, o dabar pagalvoju apie tai, kad čia galbūt gali tai būti paskutinis kartas, kada matai tokį dalyką, arba tiesiog, kad nepastebėdavau anksčiau tokių dalykų, ką pastebiu dabar ir kom galiu pasidžiaugti. Tai tiesiog kiekvieną tokią smulkmeną vertinu ir ne visada užfiksuoju, bet visada kažkaip tai džiaugiuosi tą pastebėjus. Samprotaujame, ar tikrai žmogui reikia didelio sukrėtimo, kad jis galėtų pastebėti tuos mažus pasaulio stebuklus ir kad juos imtų vertinti. Gal ne visiems, nes kiti, man atrodo, moka džiaugtis tokiais visokiais dalykais, kad, nežinau, skaniu maistu, tiesiog pastebėti, kad tai yra tikrai skanu ir pasimėgauti tuo. Arba ten, nežinau, kažkokiu gražiu saulėlydžiu ar saulėtekiu, ne tokiais dalykais. Kai kuriem man turbūt reikėjo kažkokio tai sukrėtimo, kad gal pradėčiau matyti, nes aš visadagi mačiau tą pačią gamtą, paklausiau tą pačią kažkokią tai muziką, tos pačius saulėlydžius, saulėtekius, smėlį, jūrą ar dar kažkokius tokius dalykus. Tiesiog, kad dabar aš juos vertinu daug labiau ir gal daug labiau pastebiu tokius paprastesnius dalykus, negu anksčiau pastebėdavau. Tai nebūtinai gal to didelio sukrėtimo, bet manau, kad vieniem tas labiau atveria akis. Atveria ir man. Ergoterapija Raimondai tapo tarsi likimo nulemta profesija, o nelaimė padėjo lygybės ženklą tarp specialistės ir pacientės. Aš irgi dabar sakau, kad aš esu ir specialistė, ir pacientė. Aš esu du viename. Ir iki savo to traumos ir nutikimo, aš tik tai tą teoriškai viską mokėjau ir tas teorinės žinias taikiau praktikoje, dirbdama su pacientais, su žmonėm. O kai pačiai taip nutiko, kai pati patapau savo skyriaus pacientė, tada viską išbandžiau ant savęs praktiškai. Bendro likimo su pacientais iššūkiai ir fiziniai bei psichologiniai išgyvenimai leidžia medikei geriau pažinti, suprasti ir motyvuoti savo pacientus. Gal ne tai, kad motyvatorė, gal ir motyvatorė galima irgi pavadinti tai, bet aš galvoju, kad jie gal labiau žmonės galbūt supranta, nes aš suprantu juos, nes aš žinau, ką jie patiria, ką jie praeina, ką jie jaučia, dalį ten tų pačių simptomų turėjom ir turim vis dar dabar, dar kažkokių tų pojūčių, tokių visokių dalykų, tas pats judėjimas vežimėlių, jeigu jie juda, aš judu, tai jie žino, kaip sunku, aš žinau, kaip sunku ir tarsi vienas kitą suprantam, tai galbūt ne tai, kad gal kai kurios ir motyvuoja mano pavyzdys, bet aš manau, kad tiesiog aš daugiau suprantu, nes aš patyriau tą patį ir būnant visiškai sveikam, neturint kažkokių tai traumų ir niekada, nežinau, nesidėjus vežimėlėje, nevaldžius, nestūmus, tai tokių dalykų sunku įsivaizduoti ir galim tik įsivaizduoti. Šiuo metu Raimonda dirba ergoterapeute Santaros klinikų stacionarinės reabilitacijos skyriuje.
Ergoterapija padeda pacientams po galvos ar nugaros traumų, sergantiems Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė ar kitomis neurologinėmis ligomis. Iš tikrųjų, ta ergoterapija yra tokia kaip ir plati, tokia didelė ir galima daryti visko labai daug. Ir gal Lietuvoje jinai dar nėra tokia konkretizuota ar specializuota į tam tikras sritis kaip kur užsienyje. Tai iš tikrųjų, tai kaip ir visa komanda, taip ir ergoterapeutas siekia to maksimalaus paciento savarankiškumo. Tai iš tikrųjų daug ką mes darom ir daug ką bandom, nuo tokių paprastų dalykų, kaip pavyzdžiui, nevaldant pusę kūno apsirengti. Yra tam tikrų dalykų, kur kažkaip ir sagas reikia užsisekti vienoj kitoj pusėje ir su viena ranka, nežinau, ten tos pačius dantų pastą atsisukti, dantų šepetėlį pasimti, daug tokių dalykų, kaip persigrupuoti arba pavyzdžiui, kai nevaldai normaliai gal nevaldai arba įprastai nevaldai abiejų rankų. Tai tokių esant tetraplegijų atvejais arba kai nevaldai pirštų, kaip rašyti, kaip suimti, tokių visokių smulkmenų, kur šiaip net nepagalvotum, kad gali iškilti sunkumų. Bet arba kai neturi tos tokios pusiausvyros, nejauti kūno irgi, kaip išsėdėti, kaip apsirengti, kaip, nežinau, tos pačius batus irgi užsidėti. Tai daug tokių dalykų darom, labai kasdieniškų, labai ko reikia, tarkim, ryte atsikėlus, kaip paruošti save dienai. Plius visi kiti dalykai, daug dirbam su tom rankų funkcijom, lavinam, stiprinam visą smulkioji motoriką. Pažintinės funkcijos yra irgi tokių ir tos programinės įrangos turim ir su tokiam paprastom priemonėm, nežinau, kaip kortelės, dėlionės, raidės, skaičiai, irgi darom daug užduočių. Tai labai priklauso nuo to, koks pacientas guli, koks sutrikimas, kokia jo diagnozė ir tada jau parenkam tas priemonės ir stengiamės, bet tikslas tai yra stengtis maksimaliai pacientą, žmogų, grąžinti į gyvenimą, kad jis galėtų toliau tęsti, ką buvo pradėjęs. Dažnas užėjęs į ergoterapeuto kabinetą pastebi, kad jis labiau panašus ne į medicininį kabinetą, o į žaidimų kambarį, kuriame reabilitacinės priemonės primena vaikų žaislus. Tų priemonių iš tikrųjų yra įvairiausių ir visų galbūt negalėčiau ir parodyti, nes ir neturim tų visų priemonių. Bet jų yra tikrai daugybė, tiesiog jos yra brangios ir ta pati priemonė, ką mes, pavyzdžiui, turim namuose ir galim atsinešti, pasiskolinti iš tų pačių, tarkim, vaikų, kažkur nusipirkus specializuotai parduotuviai, jinai kainuoja gal 3-4 kartus brangiau. Tai mes daug ką prisitaikom, daug ką studentai praktikoje galbūt sugalvoja, pagamina savo rankom, palieka mum kaip dovana tokią kaip priemonę dirbti su pacientais. Tai va, tai tos pačios priemonės, nežinau, ką mes naudojam rankų funkcijų lavinimam, kažkoks tai kamuolys, guminis žiedas, tokių, ką čia turim irgi kabinete. Jie yra iš tų parduotuvių, tų specializuotų parduotuvių. Priemonės skirtos reabilitacijai, priemonės skirtoms žmonėms dirbti. Tai jos irgi yra spalvotos ir tokios gražios. Tai dėl to gal taip ir atrodo. Ir visiems tas pirmas toks įspūdis yra, kad čia bus labai lengva, čia nebus ką veikti ir kad čia tas, kaip sako, vaikų žaidimų kambarys. Bet taip nėra. Taip tik tai gal tas pirmas toks įspūdis. Nes mes ir stengiamės ir tiem patiems žmonėm, kurie baigia reabilitaciją, parodyti, kad nereikia super kažkokių tai priemonių, kažkokių įmantrybių, kad galima lavinti visas tas funkcijas, ko vis dar reikia, grįžus namo su tom paprastom priemonėms, tais pačiais, nežinau, konkorėžių prisirinkus, kaštonų prisirinkus, kurie irgi stimuliuoja ir jutimus, ir lavina ir tas grėbimo funkcijas, ėmimo funkcijas. Tai prasme, kad taip gal ir atrodo tas mūsų priemonės tokios paprastos. Galime turėti daugybę tų priemonių kažkokių tai, kurios jau atrodys labiau reabilitatiškai, labiau ergoterapiškai, bet jos atliks tą pačią funkciją, ką atlieka mūsų šitos turimos priemonės. Raimonda apie medicinos studijas pradėjo galvoti dar mokydamasi mokykloje, mažame miestelyje, netoli Vilniaus, Širvintų rajone. Galbūt 11 klasėje, kada reikėjo rinktis tam tikrus dalykus, galvoti apie egzaminus,
Tai tikrai žinojau, kad norėsiu biologijos, chemijos egzaminų tokių ir tada pradėjau galvoti, ką galima būtų studijuoti, kur yra tokie stojami, tas balas tinkamas įstoti. Ir kai stojau apie ergoterapiją, žinojau vieną sakinį, perskaitytą internete, nes universitete tos studijos buvo tik tai pradėtos vykdyti ir perskaičiau vieną sakinį ir kažkaip aš vis tiek pirmų numerių rašiau tą ergoterapiją, paskui kineziterapija, slauga ir visi kiti tokie mesiniai dalykai, kas buvo galima rinktis. Tai tiek ir te žinojau, bet įstojau, baigiau, pradėjau dirbti ir vis dar aš čionai, vis dar ergoterapija, vis dar dirbu tą sritį. Ergoterapija tapo tiltu sujungusiu du skirtingus Raimondos gyvenimus – iki traumos ir po jos. Praėjo jau 10 metų naujo gyvenimo. Tai prieš 10 metų įvyko autoįvykis, kurio metu lūžo stuburas, buvo pažeistos nugaros smegenys ir dėl to atsidūriau ir judu vežimėlio pagalba. Tai mano ta ergoterapija padėjo, ne tik ergoterapija, bet visa reabilitacija, visa mano kolegų komanda padėjo reabilituotis, padėjo maksimaliai grįžti ten, kur dabar esu. Ir tos mano žinios mokytos kažkada kai pradėjau studijuoti, labai pravertė paskui. Raimonda įsiliejo ir į žmonių su negale bendruomenę. Aktyviai dalyvauja reabilitacijos stovyklose, nuoširdžiai dalinasi savo žiniomis ir patirtimi, stebisi ir džiaugiasi bendruomenės aktyvumu. Tai atsirado ta didesnė tokia bendruomenė ir iš tikrųjų gal kas labiausiai stebino, kad žmonės, didžioji dalis sutiktų žmonių, jie yra labai aktyvūs, pozityvūs ir aš dabar pati galvoju, kai man sako, oi, tu sako šaunuolė, tu stengiasi, tu kabinėsi, o man atrodo čia taip natūralu. Kiekvienas žmogus tą darytų. Kiekvienas žmogus, ar tai jisai turi negalę, ar jis neturi negalios, ar tiesiog jam nutinka kažkokia bėda, nelaimė, jis kažkaip vis tiek kapstosi iš tos bėdos, iš tos nelaimės. Tai kai daugiau susipažinau su žmonių, kurie juda vežimėlių pagalba, kurie turi kažkokias tas negalės, daugiau matomas, mažiau matomas, tai man iš tikrųjų, kad jie tiek daug veikia, yra tokie aktyvūs, kad aš netgi daugumai savo draugų ar kolegų sakau, kad jūs, zyzėt, o žinokit, sakau, tas žmogus kažkur nusipirko bilietą, kažkur skrenda, kažkur keliauja, kažkur daro, kažkur tai kūrė, verslą kažkokį tai kūrė, kažkokius tai, nežinau, gamina, kažkokius rankdarbius daro, tokių daug visokių dalykų, kur šiaip negalvojau. Aš sakau, aš matydavau, kaip jie reabilituojasi, kokie yra reabilitacijų, bet tai yra vienas etapas, bet kai tas baigėsi, kai išeini į tą įprastą gyvenimą, tai tada, kai sutinki žmonės, tai sakau, jie tiek daug veikia ir tiek daug daro, kad atrodo, negali atsilikti, nori iš paskos bėgti. Norėtų Raimonda ir daugiau keliauti, bet keliones apriboja fizinės aplinkos prieinamumas. Jie džiaugiasi tik vienintelę poilsinę kelionę su šeima į Turkiją. Tai mano kelionė į užsienį buvo tik tai viena tokia, bet kas labiausiai sužavėjo, tai visas oro uostų ir darbuotojų tas paslaugumas ir tas galbūt dėmesys, tai sakau, mano vienintelė kelionė, kiti galbūt galėtų palyginti daugiau, bet tai buvo viskas taip labai greitai, mobiliai, visa komanda, visi žmonės, visur, kur reikia pagalba, tai tiesiog tokia, kur net nespėjai sumirksėti, jau tu atsiduri kažkur tai kitur ir atrodo net nereikia nieko sakyti ir tikrai kažkaip viskas sužavėjo. Tai aš galvoju, kad jeigu visada būna tokios kelionės ir toks to žmonių paslaugumas ir ta pagalba, tai tada keliauti lėktuvu yra tikrai labai paprasta. Nėra galbūt labai patogu, tarkim, bet iš tikrųjų ta visa pagalba, tas visas paslaugumas, tas visas pritaikymas, jis yra kaip ir tikrai gerai išvystytas ir bent jau man labai patiko. Universalus dizainas siekia fizinės aplinkos prieinamumo visiems. Džiugina akivaizdūs teigiami pokyčiai Lietuvoje, tačiau tikrai dar nėra taip, kaip turėtų būti.
Dažnas žmogus su fizinė negale savarankiškai keliauti gali tik svajonėse, nes realybėje jis labai dažnai susiduria su neįveikiamomis fizinėmis kliūtimis. Aplinkos tam prieinamume pokyčio tikrai yra, ypač galbūt, kada nauji pastatai statomi, tai jau stengiamasi tada tą universalų dizainą pritaikyti, nesvarbu būtų ar mama stumianti vaiko vežimėlį, ar neįgalusis vežimėlyje, ar, nežinau, senyvas koks žmogus su vaikštinė lazdele, ar tiesiog žmogus, kuriam, nežinau, nereikia lipti laiptais, o visi einam lygiai, visi važiuojam, visi pravažiuojam, visi telpam ir visiems patogu. Tai tas pokytis kažkoks yra. Bet tokių kuriozų, aišku, irgi pasitaiko. Pavyzdžiui, tie patys pandusai, jie kaip ir yra, ir įrengti, ir kaip ir negali nieko pasakyti, kad jo nėra, bet jis yra toks status, kad be kito žmogaus pagalbos vis tiek į jį važiuoti negali. Tai tarkim, vaikščiodamas kažkur, važinėdamas mieste, sugalvoji kokią kavinę ir tas pandusas yra. Bet jis, sakau, toks status, kad vis tiek, jeigu tu esi vienas, be kito žmogaus pagalbos neužvažiuosi. Tai vadinasi, turi prašyti aplinkinių, kad užstumtų, arba kviesti darbuotojus, kurie padėtų. Tai tarkim, Vilniaus senamiestis yra labai gražus, bet judėti vežimėliu jis nėra labai toksai tinkamas. Galbūt ne tik tai Vilniaus, ir kiti senamiesčiai, tie patys grindiniai irgi yra, bet kadangi mes čia Lietuvoje, tai tokių visokių irgi yra tų kliūčių. Vienas vienintelis aukštesnis slenkstis ar laiptelis jau yra kliūtis žmogui judančiam vežimėliu, nes tu jo tiesiog negali įveikti be kito žmogaus pagalbos. Todėl turi kažkaip tai vėl arba prašyti aplinkinių, arba jau žinodamas tą su savim kažką imti, kuris žmogus padėt galėtų. Tai tų kliūčių vis dar yra. Raimonda atskleidžia savo jausmus ir emocijas, kurias patiria, susidūrusi su neįveikiama fizinė kliūtimi, kai aplinkiniai, norėdami jai padėti, tiesiog ima ir neša į reikiamą vietą. Iš tikrųjų kiti, tai pavyzdžiui, su kuo pasikalbu, irgi iš pažįstamų, tai gal labai nesureikšmina. O man tai nepatinka. Man tai toksai, kad, nežinau, tas mano vežimėlis, tai yra mano kūnas, tai yra mano kažkokia tai dalis ir kai reikia prašyti kažko, tiesiog gaudyti minėje akis, kas tave atkreips dėmesį, arba sakyti atsiprašau, gal galit padėti. Žmonės iš tikrųjų labai geri. Iš tikrųjų labai geri žmonės. Jie padeda, jie tikrai sutinka, jie siūlo savo pagalbą, mato, kad jeigu kažko reikia, bet būna tokių atvejų, kurie tarsi, tu esi kaip ir visi toks nepastebimas ir tau reikia tos pagalbos. Ir tada jos reikia prašyti, gal gali, tada galvoja, kad vienas žmogus negalės padėti, tada reikia to antro žmogaus, tada aišku turi paaiškinti, kai viską reikės daryti. Tai tokiu, man tai nėra malonu, man netgi kai būnu su draugais, su savo kompanija, su savo artimai žmonėm ir jeigu jie turi mane kažkur tai nešti, man tas irgi nėra labai priimtina. Nemoku paaiškinti kodėl, bet tiesiog man atrodo natūralu, kad turėtum nuvažiuoti ten, kur nori, patekti ten, kur nori. Ir suprantu, kad taip nebūna, bet atrodo turėtų tai būti. Neturėtum stovėti prie laiptų ir gaudyti minioj žmonės, kad padėkit. Jaunoji medikė, padėjusi kitiems priimti kardinaliai pasikeitusi gyvenimą, turėjo ir pati išmokti gyventi naujoje realybėje. Iš tikrųjų tai sunku. Aš galvoju, kad mano toje situacijoje man vėlgi padėjo darbas, nes aš tą darbą buvau dirbus iki savo nutikimo, iki traumos ir aš mačiau, kaip būna, aš žinojau, kas bus, aš neturėjau didelių kažkokių vilčių, ko kiti nežinodami turi. Tai galvoju, kad man tai psichologiniai mano savijautai ir tam gerbuvui tikrai padėjo tas žinojimas, kaip bus ir gal neturėjimas tokių perdėtų vilčių, nes ką pastebiu galbūt darbe ar iš kažkokių tai pokalbių su žmonėm, tai aišku, kiekvienas tikisi vaikščioti, valdyti, daryti taip, kaip buvo, kad viskas grįš į senas vėžes ir bus kaip buvę. Bet faktas, kad taip nebūna. Ir retai, kada taip būna, kada atsistato ten visos funkcijos ir kad žmogus išeina
ir grįžta į namus, nežinau, savo kojom, valdydamas pilnai kojas, rankas, kūną ir visą kitą, ką galima valdyti. Tai va, tai mano atveju aš galvoju, kad taip padėjo nepalūžti tas visas žinojimas ir tiesiog stengimasis maksimaliai pasiekti ką galiu. O kitų atvejais tai būna visaip. Tikrai sunku priimti tą savo fizinę negalę, kad tu negali atsistoti, atsiklaupti, atsitūpti, eiti, kad reikės sėdėti vežimėlyje, kad judėti vežimėlio pagalba. Tai va, tokie tie fiziniai dalykai tada persidoda ir per tos psichologinius, emocinius dalykus. Tai kai kuriem tas užtrunka ilgiau, kai kuriem trumpiau, bet reikia daug pastangų susidraugauti su savim truputį kitokiu, kad bus viskas kitaip, kad galbūt lėčiau, reikia kantriau, planuoti daugiau. Tai tokių dalykų tikrai daug ir galvoju, galbūt kiekvienas randa kažkokį savo tą būdą. Ir kažkaip man visada muzika buvo, nežinau kuom, bet man paklausius kažkokiu tai mėgstamų dainų, man kažkaip viskas kitaip susideda galvoje ir atrodo apsiramini, pamiršti ir vėl prisikaupi naujų jėgų ir vėl į priekį, ir vėl darai, ką buvai pradėjęs ir tęsi tuos visus savo, nežinau, darbus, veiklas, ir tarsi grįžti kažkaip tai vėl į tą kelią. Aš galvoju apskritai, kad žmogui padeda veikla, hobis, kažkoks tai užsiėmimas, darbas, kas tik tai patinka, nežinau, tie patys gali būti pasivažinėjimas lauke, tokie, kad ir paprasti dalykai. Svarbiausia, kad neužsiciklinti ties vienu kažkokiu tai nežinau, ties vieną neigiamą emociją. Ir aš visada sakau, kad emocijų mums davė daug ir visokių, ir visos jos yra geros, ir visas turim išgyventi. Tik tai blogai, kai mes užstringam. Blogai per daug džiaugtis, blogai per daug liūdėti. Tai va, tai turim rasti tą tokį, kada išeiti iš to. Ir tada, o emocijas galim išgyventi visas ir jas reikia išgyventi visas. Tai jeigu kažkam padeda išsiverkti, reikia išsiverkti. Tai nereiškia, kad reikia 3 dienas verkti. O reikia tą posmelį nuverkti ir vėl susikaupi ir vėl grįžai. Kaip ir kiekvieną žmogų mus palaiko ir veda pirmyn svajonės. Ne visomis svajonėmis Raimonda nori pasidalinti, tačiau vieną atskleidė. Nežinau, ar galiu sakyti? Nes sako, ten svajonės arba tyliai svajoti, arba garsiai reikia. Tai nežinau, kurią teoriją tikėti. Tai va, tai jeigu apie tokius materialius dalykus ir tas svajonės, tai labai norėčiau turėti savo namus, savo būstą, kad jis būtų pritaikytas, kad būtų lengva judėti, kad būčiau maksimaliai savarankiška, nes žmogui tas iš tikrųjų labai svarbu, ta pritaikyta aplinka, tada jis gali būti tikrai maksimaliai savarankiškas, nes bet kažkokia, kad ir mažiausia kliūtis, jinai gali trukdyti kažką pasiekti, jau tada turi prašyti kito žmogaus pagalbos, pavyzdžiui. Tai va, tai mano svajonė yra turėti pritaikytus ir patogius man namus, o nematerialių svajonių negaliu pasakyti. Aš galvoju, kad apie materialias galima kalbėti ir galbūt jos kažkas tai padės jas išpildyti, o nematerialias pasiliksiu savo. Prieš išsiskiriant, Raimonda paminėjo, kad viskas jai yra gerai, kad jos gyvenime yra mylintys šeimos nariai, rūpestingi kolegos. O kai būna sunku, nuramina ir jėgų suteikia muzika. Iš tikrųjų, kai yra man sunku, kai kažkokios tai slegiančios gal mintis, kai pradedu galvoti, kad man čia viskas blogai, tai
klausau bet ką, kas man patinka. Nemėgstu aš klasikinės muzikos, klausau galbūt ką grotų radijo stotis, tai gali būti ir tos pačios liūdnos dainos ir kartais, nežinau, kartais ir padainuoju, kaip moku ir paverkiu aš kartu su tom dainom, kartais tai gali būti kaip tik labai linksmos tokios užvedančios dainos, arba renkuosi tokius, kur žinau, kad motyvuojantys žodžiai yra tokie, kas man jau tikrai tinka ir artima. Kartais būna, galvoju apie kokias nors žinomas istorijas žmonių, kuriem negaliu sakyti, kad gal blogiau negu man, nes jie gyvena lygiai taip, gyvena tą patį gyvenimą, bet aš kažkaip, kai pasilyginu, tada aš galvoju, kad ne, man viskas iš tikrųjų gerai. Pavyzdžiui, kurie žinau tokių istorijų, kurie, tarkim, gyvena kažkur bute, 5. aukšte, kurie į lauką išvažiuoja tik tai, kada jos nuneša, tai tarkim, tais laiptais, tokių visokių istorijų. Tai va, tada aš galvoju, kad aš galiu bet kada išvažiuoti, aš galiu sėsti ir važiuoti, ir neprašyti kažkieno pagalbos. Tai va, tada galvoju, kad viskas man yra gerai. Neliūdėk ir nepergyvenk ir turiu darbą, turiu šeimą, turiu kas manim rūpinasi, kas manim draugauja ir galiu dirbti, galiu kažkom užsiimti, tai tada jų visas tas mintis ir galvoju, tikrai gyvenu aš gerai. Iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.